Kaip gaminami deimantiniai pjovimo diskai? Sveikas inžinerijos meistre! Šiandien atskleisime paslaptį, kuri yra daugelio statybų, remontų ir net meninių darbų dalis. Deimantinis pjovimo diskas. Šie įrankiai, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodo paprasti, iš tikrųjų yra tikri inžinerijos stebuklai, galintys pjauti net kiečiausias medžiagas su įspūdingu tikslumu ir efektyvumu. Bet kas iš tikrųjų yra tie deimantiniai pjovimo diskai ir kodėl jie tokie ypatingi? Deimantinis pjovimo diskas iš esmės yra abrazyvinis įrankis, sukurtas pjauti itin kietas medžiagas, tokias kaip betonas, asfaltas, granitas, marmuras ir net kai kurių rūšių metalus. Jų gebėjimo paslaptis slypi pramoninių deimantų naudojime. Tai kietiausia žmogui žinoma medžiaga. Skirtingai nei įprasti abrazyviniai diskai, kurie greitai susidėvi pjaudami tankes medžiagas, deimantiniai diskai pasitelkia išskirtinį deimanto kietumą, kad grandytų ir šalintų medžiagą, o ne tiesiog ją maldami. Tai leidžia pjauti švariau, greičiau ir su daug mažiau pastangų. Bet kaip mes pasiekėme tokią pažangią pjovimo technologiją? Deimantinių diskų istorija atspindi žmonijos siekį turėti efektyvesnius įrankius. Ilgą laiką akmenų ir kietų medžiagų pjovimas buvo lėtas ir sunkus procesas, priklausantis nuo metalinių įrankių, kurie greitai susidėvėdavo. Tikroji revoliucija prasidėjo 20-ojo amžiaus viduryje, kai buvo sukurti sintetiniai deimantai. Prieš tai natūralūs deimantai buvo brangūs ir reti, todėl jų negalima buvo plačiai naudoti pramoniniuose įrankiuose. Atsiradus galimybei gaminti deimantus laboratorijoje, atsivėrė naujos galimybės pjovimo įrankių gamybai. Nuo tada inžinieriai ir metalurgai pradėjo eksperimentuoti, kaip įterpti šiuos deimantus į metalines matricas. Taip atsirado pirmieji deimantiniai pjovimo diskai, kokius šiandien ir pažįstame. Tai buvo proveržis, kuris pakeitė ištisas pramonės šakas, nuo statybos iki kasybos ir brangakmenių šlifavimo. O kokia yra pagrindinė struktūra, leidžianti šiems diskams atlikti tokius tikslius ir efektyvius pjūvius? Deimantinio pjovimo disko struktūra savo esme yra stebėtinai paprasta, tačiau sudėtinga savo įgyvendinimu. Jis susideda iš dviejų pagrindinių dalių – pagrindo ir pjovimo briaunos. Pagrindas yra disko korpusas, dažniausiai pagamintas iš aukštos kokybės plieno. Jis suteikia diskui stabilumą ir tvirtumą, užtikrindamas, kad diskas nesideformuotų ar nesulūžtų naudojimo metu. Tai yra pagrindinė dalis užtikrinanti saugumą ir ilgaamžiškumą. Pjovimo briauna savo ruožtu yra ta dalis, kurioje įterpti deimantai. Ji gali būti su vientisu kraštu, atskirais segmentais arba turbo tipo, priklausomai nuo pjovimo tipo ir apdirbamos medžiagos. Būtent šioje pjovimo briaunoje vyksta visas stebuklas, nes čia deimantai susiliečia su medžiaga ir atlieka pjovimą. Bet kaip šie maži ir galingi deimantai yra taip tvirtai pritvirtinami prie disko? Deimantų tvirtinimas prie disko yra viso gamybos proceso šerdis ir dažniausiai atliekamas naudojant metodą vadinamą sinterizacija. Sinterizacija yra metalurginis procesas, kuris apima metalinių miltelių, šiuo atveju sumaišytų su pramoniniais deimantais, suspaudimą ir kaitinimą tol, kol jie susijungia ir sudaro vientisą detalę. Procesas prasideda nuo metalinių miltelių, tokių kaip kobaltas, nikelis, geležis ir varis. Atrankos, jie bus matrica, kuri laikys deimantus. Šie metalai parenkami dėl savo rišamųjų savybių ir dėl to, kaip jie dėvisi išlaisvindami naujus deimantus, kai diskas yra naudojamas.
Pramoniniai deimantai, kurie yra mažesni ir turi žemesnę gemologinę kokybę, bet puikiai tinka pjovimui, yra kruopščiai sumaišomi su šiais metaliniais milteliais. Nuo šio momento procesas paprastai vyksta dviem pagrindiniais etapais – šaltuoju presavimu ir karštuoju presavimu arba tikrąja sinterizacija. Šaltojo presavimo metu metalinių miltelių ir deimantų mišinys dedamas į formas ir veikiamas dideliu slėgiu. Tai suspaudžia miltelius, suteikdama jiems pradinę ir vientisą formą, tačiau dar be galutinio stiprumo. Po to seka lemiamas etapas – karštasis presavimas arba sukepinimas. Iš anksto suformuota detalė tada kaitinama labai aukštoje temperatūroje, paprastai nuo 700 iki 1200 laipsnių Celsijaus, kol ji vis dar yra veikiama slėgiu. Tokiose ekstremaliuose sąlygose metalo dalelės susilieja ir susijungia tarpusavyje, tvirtai įkapsuliuodamos deimantus metalinėje matricoje. Būtent tuo momentu pjovimo galvutė įgauna savo tankį, kietumą ir svarbiausia gebėjimą saugiai išlaikyti deimantus pjovimo metu. Po sinterizacijos deimantų segmentai yra privirinami dažniausiai lazeriu arba lituojant prie plieninio pagrindo, taip suformuojant pilną diską. Tikslumas šiame procese yra labai svarbus, nes silpnas suvirinimas arba blogai suformuota matrica pakenktų visam įrankiui. Net kokie yra skirtingi deimantinių diskų tipai ir kam kiekvienas iš jų skirtas. Deimantinių pjovimo diskų įvairovė yra didelė, o kiekvienas tipas yra optimizuotas konkrečiam tikslui, užtikrinant geresnį našumą ir apdailą skirtingoms medžiagoms. Trys dažniausiai pasitaikantys tipai yra segmentuoti diskai, vientisos briaunos diskai ir turbo diskai. Segmentuoti diskai lengvai atpažįstami pagal įpjovas arba segmentus palei jų kraštą. Šios įpjovos padeda išsklaidyti pjovimo metu susidarančią šilumą ir pašalinti dulkes bei nuolaužas nuo medžiagos. Jie idealiai tinka agresyvesniam ir greitesniam pjovimui, tokioms medžiagoms kaip betonas, mūras, plytos ir asfaltas, kai itin lygus paviršius nėra svarbiausias prioritetas. Tuo tarpu diskai su vientisu kraštu turi lygų, nenutrūkstamą kraštą, be segmentų. Ši savybė leidžia pjauti itin lygiai ir švariai su minimaliu atplaišų kiekiu. Dėl to jie yra puikus pasirinkimas medžiagoms, kurioms reikalinga aukštos kokybės apdaila, tokioms kaip keramika, porcelianas, marmuras ir granitas. Paprastai jie naudojami su vandens aušinimu, kad būtų išvengta perkaitimo ir užtikrintas dar tikslesnis pjūvis. Galiausiai turime turbo diskus, kurie yra tarsi hibridas tarp ankstesnių dviejų tipų. Jie turi dantytą arba banguotą kraštą, kuris sujungia segmentuotų diskų pjovimo greitį su švaresne apdaila nei jie. Jie yra universalūs ir gera pasirinkimo galimybė įvairioms medžiagoms, įskaitant betoną, akmenis ir kai kurias keramikos rūšis, užtikrinantis gerą pusiausvyrą tarp pjovimo greičio ir kokybės. Tinkamo disko pasirinkimas yra labai svarbus darbo sėkmei ir operatoriaus saugumui. O kur mes galime pamatyti visas šias technologijas veikiant mūsų kasdienybėje? Deimantiniai pjovimo diskai yra tikri nepastebimi herojai įvairiose pramonės šakose ir srityse. Statybų sektoriuje jie yra nepakeičiami, pjaunant gelžbetonį, darant griovelius, asfalte, vamzdynų montavimui, tiksliai pjaunant plytas ir mūro blokus. Ir netgi kontroliuojamai griaunant konstrukcijas. Be jų daugelis šiandien matomų statybos darbų būtų daug ilgesni ir brangesni. Dekoratyvinių akmenų, tokių kaip marmuras ir granitas, sektoriuje deimantiniai diskai yra pagrindinis įrankis. Jie naudojami didelėms plokštėms pjauti, stalviršiams, grindims ir apdailai formuoti su nepriekaištinga apdaila. Natūralių akmenų puošiančių mūsų namus ir pastatus, pjūvių grožis ir tikslumas didžiąja dalimi yra šių diskų nuopelnas.
Be to, jie plačiai naudojami klojant keraminės grindų ir sienų dangas bei akmens masės plyteles, užtikrinant, kad kiekviena plytelė idealiai tiktų. Net restauravimo ir meno darbuose, kur tikslumas yra itin svarbus, deimantiniai diskai randa savo vietą. Kai kuriuose specifinėse srityse deimantiniai diskai su specialiomis metalinėmis lydiniais gali būti naudojami kietiems metalams, tokiems kaip kietaus ar kaliojo kietaus vamzdžiai pjauti. Tai parodo šios technologijos universalumą. Fascinanta pagalvoti, kad tokia tvirta ir efektyvi priemonė savo darbą meistriškai atlieka, naudodama mažyčius anglies kristalus. Turint tiek daug pasirinkimų, kokie yra deimantinio disko pranašumai palyginti su kitais pjovimo įrankiais? Deimantinių pjovimo diskų privalumų yra daugybė ir būtent dėl to jie plačiai naudojami profesionalioje aplinkoje. Pirmiausia, ilgaamžiškumas yra pagrindinis veiksnys. Kol paprasti abrazyviniai diskai greitai susidėvi ir juos reikia dažnai keisti, deimantiniai diskai dėl ypatingo deimantų kietumo tarnauja gerokai ilgiau. Tai reiškia laiko ir pinigų taupymą ilgalaikėje perspektyvoje. Antra, efektyvumas yra neprilygstamas. Jie pjauna kietas medžiagas daug greičiau ir reikalauja mažiau operatoriaus pastangų, taip padidindami produktyvumą statybvietėje ar dirbtuvėse. Tikslumas yra dar vienas privalumas. Deimantiniai diskai užtikrina švarius ir tiesius pjūvius, sumažina medžiagos švaistymą ir garantuoja aukštos kokybės apdailą. Tai yra itin svarbu darbuose, kuriuose reikalingas tobulas sujungimas, pavyzdžiui, klojant grindis ar montuojant stalviršius. Be to, galimybė pjauti tokį platų, itin kietų medžiagų spektrą yra savybė, kurią gali pasiūlyti tik nedaugelis kitų įrankių. Tačiau, ar šie diskai tikrai yra sprendimas visoms pjovimo problemoms? O galbūt yra atsargumo priemonių ir apribojimų, kuriuos turime žinoti. Nepaisant visų privalumų, labai svarbu suprasti, kad šie diskai nėra universalus sprendimas ir reikalauja specifinės priežiūros, kad būtų užtikrintas jų veiksmingumas ir dar svarbiau – naudotojo saugumas. Viena iš pagrindinių apribojimų yra ta, kad jie netinka masyvioms medžiagoms pjauti, tokiems kaip mediena, plastikai ar įprasti juodieji metalai. Šioms medžiagoms labiau tinka abrazyviniai diskai arba pjūklai su specialiais dantimis. Naudojant deimantinį diską, minkštai medžiagai gali įvykti perkaitimas, priešlaikinis disko nusidėvėjimas ir netgi nelaimingi atsitikimai. Kitas svarbus dalykas – būtinybė pasirinkti tinkamą diską pagal pjaunamą medžiagą. Naudojant netinkamą diską, pjovimas gali būti neefektyvus, galima sugadinti tiek medžiagą, tiek patį diską. Taip pat labai svarbus yra aušinimas. Daugelis deimantinių diskų yra sukurti pjovimui su vandeniu, tai yra šlapiam pjovimui. Kai vanduo aušina diską, prailgina jo tarnavimo laiką ir sumažina dulkių kiekį. Ignoruojant šias rekomendacijas, diskas gali perkaisti, deformuotis ir prarasti našumą. Ir žinoma, svarbiausia yra saugumas. Visada naudokite asmenines apsaugos priemonės, tokias kaip apsauginiai akiniai, pirštinės ir klausos apsaugos priemonės, bei laikykitės įrankio ir disko gamintojo nurodymų. Šių diskų inžinerija yra neįtikėtina, tačiau pagarba jų ribotumams ir teisingas naudojimas yra būtini. Jei žiūrėjote iki šios vietos ir jums patiko šis vaizdo įrašas, nepamirškite užsiprenumeruoti, jei dar nesate prenumeratorius. Paspauskite patinka ir įjunkite pranešimų varpelį. Jei manote, kad mūsų turinys įdomus, apsvarstykite galimybę tapti nariu, kad padėtumėte mums toliau kurti turinį šioje platformoje ir būtumėte paminėti mūsų vaizdo įrašuose. Jei norite sužinoti daugiau apie mūsų rekomenduojamus kursus, nuskenuokite čia esantį QR kodą arba paspauskite nuorodą vaizdo įrašo aprašyme ir rasite daugybę galimybių tobulinti įvairius įgūdžius, kurie padės jums išsiskirti savo karjeroje. O kaip jūs ar jau turėjote galimybę naudoti deimantinį diską kokiame nors projekte? Kokią medžiagą jūsų nuomonė įspūdingiausia, kad jis gali pjauti taip lengvai? Parašykite komentaruose, man įdomu sužinoti. Čia šone yra 2 įdomūs vaizdo įrašų pasirinkimai, kuriuos turite pažiūrėti, kad praplėstumėte savo žinias
ir patenkintumėte smalsumą. O jei norite prisidėti prie mūsų, paspauskite patinka, užsiprenumeruokite kanalą, įjunkite varpelį ir apsvarstykite galimybę tapti kanalo nariu. Štai taip inžinerijos mėgėjai. Siunčiu didelį apkabinimą ir iki kito vaizdo įrašo.